Sveiki! Kaip pamenate, praeitoje serijoje mes apžiūrėjome Niezelgrundo hidroelektrinę, po to apsistojome kempinge ir štai šiandien jau vykstame į Bastėjų. Žemėlapis tai tik tai grėžiukas kažkoks. Braukų labai gražių didelių. Mes savo prikabinamą namelį palikome kempinge ir štai visi trys kartu su mūsų šuniuku atvykome į Bastėjų. Dabar turime dar paeiti kelius šimtus metrų, kad pamatytume tai, dėl ko mes čia atvykome. Nu va, atsiveria vaizdas. Ir vos tik pamačius šį vaizdą, iš karto pasidaro aišku, kodėl turistai taip lanko šią vietovę. Nuostabu. Taip, tau baras čia. Bet tik vanduo? Nu. Antra nieko. Įspūdingi kalnų bokšteliai kažkuo primena mums Kapadokiją. Na, o dabar jau einame link apžvalgos aikštelės. Vaizdas į Elbę. Ir štai matome Elbės upę esančią apie 200 metrų žemiau mūsų. Štai ten Čekijos Šveicarija vadinama vietovė. Šitos Bastėjų uolos susiformavo daugiau nei prieš milijoną metų dėl vandens, saulės ir vėjo erozijos. Bastėjus yra į pietryčius nuo Dresdeno, Šveicarijos nacionalinėme Saksonijos parke, dar kitaip vadinamoje Saksonijos Šveicarijoje. Žemyn, žemyn. Na, žygiuojame tolyn. Įspūdingos uolos. Na, mes jau priėjome Bastėjų tiltą arba Bastėjų briukę. Šis akmeninis Bastėjų tiltas yra labai senas. Pirmasis šis tiltas buvo pastatytas 1824 metais, bet jis buvo medinis. O vėliau 1851 metais buvo atstatytas šitas akmeninis tiltas. Tai va, šiam tiltui šiemet sukanka 174 metai, o jo ilgis yra 76 metrai. Ir jis puikiai įsilieja ir labai dera prie šių aukštų uolų. Dar galima paminėti, kad ši vieta yra lankoma turistų jau daugiau kaip 200 metų ir šis tiltas buvo pastatytas tik turistiniais tikslais. Ir joks transportas čia niekada nevažinėjo.
tiltas dar turi atsišakojimų su apžvalgos aikštelėmis, kai kurios iš jų yra jau uždarytos. Ir kur tik be pažvelgtum, visur puikūs vaizdai. Und das war dann schon viel zu weit. O čia jau neveikiančios uždarytos apžvalgos aikštelės. Eik, truputėlį nebijok, einam. Jo, įspūdingas aukštis. Dar viena apžvalgos aikštelė. Šis visas regionas tai yra Vokietijoje esanti Saksonijos Šveicarija ir Čekijoje Bohemijos Šveicarija, turi labai daug pažintinių takų ir labai daug įdomių lankytinų vietų. Bet norint viską pamatyti, reikia turėti labai daug laiko ir labai daug fizinės jėgos, nes reikia eiti kalnuotą vietovę daugybę kilometrų. Jo, mačiau. Na, mes jau palikome Bastei tiltą ir dabar žygiuojame tolyn, norime užlipti į dar vieną apžvalgos aikštelę. Čia daug žmonių ir siauri laiptai, todėl tipį reiks palikti žemai. O, čia tai grožis. Na, gražu, tikrai gražu. Nei kiek nesigailime čia atvykę ir rekomenduojame jums taip pat čia apsilankyti. Na ką, laikas lipti žemyn, ten laukia mūsų tipis.
štai ir apžiūrėjome Bastėjų, dabar vykstame į kempingą, čia pernakvosime dar vieną naktį ir ant ryto apie pietus išvažiuosime į Čekiją. Ar pavyks mums apsilankyti Čekijos Šveicarijoje, pamatysite jau kitoje serijoje. Todėl sakau iki